Sveiki visi. Šiandien labai trumpai ir aiškiai išduosiu jums paslaptį kaip burtininkė. Žinot, kodėl visi žmonės turi apmaudą? Iš vaikystės. Bet to jums niekada nepasakys gydytojai, psichologai. Jie gali būti, kad ir nesupranta šito. Todėl šiandien aš jums pasakysiu. Tik dėl to, kad tame etape vaikystės mes neturim galimybės savarankiškai spręsti ir pasirinkti. O laisvos valios principas yra pats pagrindinis visatos principas žmogaus tobulėjimo ir patirčių rinkimo kelyje. Tik todėl mes visi turim apmaudą. Ir jeigu mes pagalvosim apie tai ir suvesim, nes kad jūs neturėjot pasirinkimo rinktis, tai jūs visi ir žinot ir suprantat. Bet kad tai susiję su tuo apmaudu arba blogu santykiu, arba blogu požiūriu, arba tėvų kaltinimu, jūs greičiausiai nesuvedėt. Tai šiandien jums linkiu suvesti ir sename pasaulyje palikti visus apmaudus ir remtis į žinojimą, į jausmą ir žinojimą. Tik komplekse tai bus tobula jums patiems. Tai ačiū ir gražių baltų jausmų.